Ir atrodo, jog nukentėjo ne tik tie laikrodžiai virš 10 sekundžių lieka atakai. Čekas Eitsonas meta iš toli ir pirmasis taiklus tritaškis. Čekas Eitsonas pralaimėjo ne rungtynių, tačiau prieš savo pagrindinį priešininką patyrė abi nesėkmes. Čekas Eitsonas dėjimas iš viršaus po įspūdingo reido į baudos aikštelę. 7-2. Na, Gintaras Krapikas po pirmojo superfinalo mačo prisipažino, jog nerado priešmečių prieš Čeką Eitsoną ir vis dar jų neranda. O dabar dar Lietuvos Ryto ataka ir dabar jau 9-2. Lietuvos Ryto persvara didėja iki 7 taškų. Įspūdinga šeimininkų pradžia ir Gintaras Krapikas, nenorėdamas laukti, kad situacija pablogėtų, persvara sumažėja iki 4 taškų. Lukauskis 2 taškai, turėjo dar galimybę ir pasižiūrėti, pagalvoti, mesti pačiam ar perduoti kamuolį Marijonui Petravičiui. Ryžosi dabar Mantas Kalnietis, perdavimas po krepšio ir čia vėl nieko negali padaryti Žalgiris prieš Marijoną, kuris iš atsarginių krepšininkų jam paliko didžiausią įspūdį. Geriausią įspūdį štai ir dabar Steponas Zabrauskas atėjęs į aikštę, perima kamuolį ir aštriai įsiveržęs į baudos aikštę negali pasinaudoti taip, kaip matyt norėtų Vilniaus komanda. Martynas Gecevičius surastas laisvas ir 3 taškai. Pirmasis Jonas Petravičius. Vėl dviguba gynyba prieš jį, paliktas laisvas Jonas ir Jonas. Dar atrodo Žalgirio problemos. Jonas pašokino varžovą ir pelno. Taip, 5 iš eilės atkuvo Jonas taškai vieno. Eitsonas 10 sekundžių. Martynas Gecevičius. Trečias iš eilės. Iš eilės laimėjusio Žalgirio situacija bus labai sudėtinga. Na, kritinė dar to nevadinkim, žaidžiama iki 4 pergalių, tačiau bus labai nepaprasta. Žalgirio ekipai, o dabar dar vienas šeimininkų spurtas. Lukauskis vėl numestas kamuolys palei galinę liniją, ten Artūras Jomantas ir taškai. Nesiryžo pasižengti Paulius Jėkas metė kamuolinę taiklį, Eitsonas kyla virš visų varžovų, nuima kamuolį ir Lukauskis įmuša metimu. Pirmą kartą šios dienos rungtynės. Trečioje vietoje Žalgirio komandoje Mantas Kalnietis. Nuo Vilniaus ekipoje vėl paliktas laisvas Čekas Eitsonas, tektinai. Eitsonas įma kamuolį ties vidurio liniją. Perdavimas Lukauskis, šis po krepšiu, ten Donatas Zavackas. Žvalgosi viens į kitą žalgiriečiai. Viskas kol kas po komandą, tačiau vienam ir jam. Įveikti varžovų gynybą pavyksta toli gražu ne visada. Čeko Eitsono rezultatyvus perdavimas ir Žalgiris skęsta, sakykim taip, kol kas žiūrint į situaciją antrajame kėlinyje, ypač per paslatempti savo komandą, tačiau vienam ir jam. Įveikti varžovų gynybą pavyksta toli gražu ne visada. Čeko Eitsono rezultatyvus perdavimas ir Žalgiris skęsta, sakykim taip, kol kas žiūrint į situaciją antrajame kėlinyje, ypač per paskutinėsias 4 minutės. Atkarpa pralaimėta rezultatu 4-19. Dabar jau 4-21 ir yra šansų, kad tas skaičius pakils iki 4-20, kadangi Donatas Zavackas nors prie baudų metimo linijos už varžovo pražangą. Liktų žaisti minutę ir 12 sekundžių. Lietuvos Rytas įgyja 17 taškų pranašumą. Mes kalbėjome apie tai, kad pastarąsias minutės buvo suduotas per šias kelias paskutinėsias antrojo kėlinio minutės. Čekas Eitsonas. Aš tikėjau, kad komentavimų nereikia. Čekas Eitsonas, griūdamas šoną, atgal per varžovų rankas, priešininko pražangą, pelno savo komandai 14 tašką šiandien ir stoja prie baudų metimo linijos. Visa, kas galėjo Žalgiriui blogiausiai nutikti po tos labai sėkmingai atsigauti po tos smūgio, slysteli Jonas Mačiulis, Steponas Zabrauskas pataiko.
kamuolį. Ironiška šypsenėlė Gintaro Kratė. Taip staigiai, tačiau renka taškus. Karts nuo karto prasilauždamas pro Žalgirio gynybą. Ir štai dabar jau pavyzdinė ataka Čekas Eitsonas. Beveik per pusę aikštės sugeba surasti jėgos. Situacija yra tokia, kad Žalgiriui veikiausiai teks grįžti į Kauną. Atsiliekančiai iki šių rungtynių trečiojo kėlinio pabaigos 30 taškų skirtumas. Justas Sinica. Dabar atrodo Vilniaus komanda pasiekė tokią stadiją, kad mesti gali bet kabiausias klausimas. Svarbiausia bus atsigauti psichologiškai. Nuo Žalgirio ekipai, dabar Michailas Anisimovas sega finalo serijoje pirmajame čempionate nežaidė. Šiandien apskritai yra finalo debiutas. Debiutas, kurį šis jaunas žaidėjas norėtų pamiršti, o Vilniaus komandos krepšininkai mielų norų prisimins šią dvikovą, kada tiek žaidėjams ir treneriams reikia jau pradėti galvoti apie trečiąjį mačą Kaune. Mačą, kurį Žalgiriui reikia laimėti, jeigu jie nori vėl šiek tiek padidinti. Norėdami išsaugoti savo šiokius tokius šansus pakovoti dėl trečiojo čempionų titulo iš eilės, jie privalės laimėti Kaune. Čia viskas jau aišku. Artūras Jomantas šį sezoną laimėjo pirmąjį mačą 10 taškų skirtumu Vilniaus Lietuvos Ryto krepšininkai ir viskas krypsta link to, kad antrose rungtynėse persvara bus Mantas Kalnietis ir Tadas Klimavičius. Ilko Bielica didina skirtumą. Štai tas laikas, kuomet gali pasimokyti ir žaidinėti kamuolį ir valdyti komandą Martynas Gecevičius. Dėjimas iš viršaus Michailas Anisimovas. Didina skirtumą iki 39 vėl iki ketvirtojo kėlinio vidurio. Michailas Anisimovas dar jau neturėdamas. Michailas Anisimovas kaip reikiant įsismagina, 12 jo taškas. Komandos gynybos laimėjimas yra ta gausybė Žalgirio klubų virtinė. 28 kartus privertė priešininkus suklysti Lietuvos Rytas, pats praradęs tik dabar. Tai šiuo metimu Gecevičius gali pelnyti 100-ąjį tašką. 10-ąjį savo ir 100-ąjį komandai. Taip ir yra. Ovacijos jam Lietuvos rungtynėms. Kol kas čia aidi finalinė rungtynių sirena, skelbiant Vilniaus komandos pergalę 158. Likite toliau su Lietuvos televizija. Netrukus naujienų laida Panorama.